Sveikučiai! Šiandien antra dalis Kamado pradedantiesiems ir šiek tiek daugiau papasakosiu apie Kamado naudojimą. Taip pat pasigaminsime skanaus maisto ir galbūt sužinosite kokį vieną kitą naudingą patarimą. Šiandien pasikepsime daržovių, taip pat pasirūkinsime karpio ir pasidarysime plėšytos kiaulienos. Kadangi kepsninė jau buvo naudota, tai liko anglis po praeito karto. Aš jas tiesiog išimu ir išvalęs kamadą dedu atgal, pridėdamas naujų anglių. Tokiu atveju gaunasi taupimas. Jeigu kepat nedaug, tai kiekvieną kartą visiškai pilnai išvalyti kepsninės turbūt nėra reikalo, bet geriausia, kai nebūna tų pelenų susikaupusių, tokiu atveju geriau cirkuliuoja oras ir palaikomas tolygesnis degimas. Kad lengviau būtų išvalyti pelenus, pasidarykite iš plastikinio butelio semtuką ir labai pasiteisino, patogu naudoti ir padeda tikrai palaikyti švarą. Dar lengviau palaikyti tvarką turint anglių krepšį, bet jis tikrai nėra būtinas. Pridedam naujų anglių ir kuriam kepsninę. Kol dega uždegtukas, viršus ir apačia pilnai atidaryti. Kai tik uždegtukas sudega, pridarau šiek tiek ir viršų ir apačią, palieku nedaugiau negu pusę. Na ir kadangi mityba turi būti subalansuota, tai šiandien pasikepsim daržovių. Tai bus tiesioginis grilinimas ir man labai tinka baklažanai, cukinijos, grybai, paprikos. Tai čia galima visokias daržovės kepti. Šiuo atveju grybus įdarau ožkos sūriu. Tai galima jo ir nedėti, bet tikrai skanus variantas. Ir nereikia jo per daug pridėti, nes tada sunkiau tie grybai kepa. Tai aš dedu sūrį, tada uždedu prieskonių. Prieskonius šiuo atveju naudoju druska, pipirai, česnakai granuliuoti ir čili dribsniai. Tai visoms daržovėms iš esmės tos pačius prieskonius naudosiu, bet jūs galite naudoti tokius, kurie jums patinka. Cukinijoms ir baklažanams aš naudoju alyvuogių aliejų dar papildomai. Tai tiesiog galima naudoti ir kitą aliejų kažkokį, kuris jums patinka neutralų. Ir šiuo atveju dar gerai būtų palaikyti šiek tiek tas daržovės įtrintas prieskoniais ir aliejum, kad šiek tiek įsigertų daugiau, bet galima kepti ir iš karto. Paprikai šiuo atveju nieko nedarau, tiesiog kepu visą su viskuo ir nededu nei aliejaus, nei druskos. Labai rekomenduoju pabandyti išsikepti tokiu būdu. Jinai turi truputėlį pasvilti ir valgoma yra tik tai vidinė dalis, o odą tiesiog paliekam. Kai jau kepsninė artėja prie tos numatytos temperatūros, šiuo atveju mums reikia 150 laipsnių Celsijaus, tai dedam groteles ir paliekam dar toliau ją šilti, kad temperatūra stabilizuotųsi ir pilnai įkaistų. Iškart uždėjus groteles truputį pridarau kepsninę tam, kad temperatūra nepabėgtų ir pasiektumėm 150 laipsnių Celsijaus. Kad kepamas maistas nepriliptų prie grotelių, galima patepti kažkokio aliejum, saulėgrąžų šiuo atveju aliejum, ir tada tiesiog mažesnė tikimybė, kad prilips. Tai dedam daržoves ir tiesiog jas laiks nuo laiko reikėtų pavartyti, perkelti į kitą pusę, pasižiūrėti, kad būtų, jeigu jau iškepę, tai jas nuimti tiesiog kai kurias anksčiau. Bet šiuo atveju tiesiog labai geras būdas suprasti, kurioje vietoje kepsninė yra karščiausia, kurioje kepa labiau, tai dažniausiai galas, ten kur yra vyriai, yra karštesnė zona, priekyje yra šiek tiek mažiau gal dėl oro cirkuliacijos. Uždėjus daržovės kepsninės temperatūra truputį nukrenta, tai galima šiek tiek pradaryti sklendes, bet tikrai nereikia jų pilnai atidaryti, nes tokiu atveju tiesiog temperatūra gali pabėgti. Kad geriau suprastumėt, tai galiu duoti tokį pavyzdį. Jeigu vairuojat automobilį, yra gazas ir stabdis, tai dažniausiai važiuojant normaliu režimu niekada nespaudžiat iki dugno nei gazo, nei stabdžio. Ir čia yra tas pats principas, tai visi reguliavimai yra mažais tokiais žingsneliais, tolygiai. Kai jau daržovės suminkštėja ir jos truputį apkempa,
kiek jums reikia to apkepimo, jas galima nuimti, tai nuimam pirma tas, kurios jau yra iškepę. Kai kurios kepa ilgiau, ypač jeigu kepat skirtingas daržoves, tai iškepas šiek tiek skirtingų metų. Tai tiesiog nuimam ir baigiam kepti. Labai skanu ir tinka netgi vegetarams. Kitas paprastas patiekalas, kurį rekomenduoju pabandyti, tai yra rūkytas karpis, karšto rūkymo. Tai tokiu atveju tiesiog čia naudoju karpio pjausnius, nupirktus parduotuvėje, irgi druska, pipirai, česnakai, pridedu čili dribsnių, galit nedėti, jeigu jums kažkas nepatinka, arba dėkit savo prieskonius, bet iš esmės gerai būtų, kad truputį pastovėtų jisai, pasimarinuotų, kokią bent jau pusvalandį ir galima kepti. Šiuo atveju kepsninės temperatūra turėtų išlikti ta pati, 150 laipsnių Celsijaus, nedaugiau. Ir ką dar papildomai dedu, tai nulašėjimo indą, taip vadinama, tai šiuo atveju tiesiog naudoju kepimo formos dugną, bet galite nusipirkti ir specialų indą. Kam jisai reikalingas, tai kad išsiskiriančios sultys ir riebalai nevarvėtų ant anglių, nes man, pavyzdžiui, nelabai patinka prisvilęs skonis, tai aš naudoju tokį vienokį ar kitokį indą beveik visada, kepant mėsą arba žuvį arba kažkokį kitą dalyką. Rūkinant žuvį aš naudoju alksnio medieną, man toks skonis labiausiai tinka, bet galit naudoti ir kažkokį kitą. Tai tų pagaliukų į anglis įmetu kelis kartus, kadangi žuviai man patinka būtent karpiui daugiau dūmo. Beje, pagaliukai yra pakankamai nedideli, tai geriau kelis kartus įdėti, negu įmesti vieną didelę kaladėlę. Kodėl taip yra? Dėl to, kad dūmas per daug intensyvus, jisai tampa jau nebeskanus, tai geriau mažesniais gabaliukais ir per kelis kartus. Kepsninės temperatūrą reikėtų palaikyti iki 150 laipsnių Celsijaus. Nu, aišku, galima ir daugiau galbūt pakepti stipriau, bet tiesiog pasitreniruokit. Kepant žuvį arba mėsą nėra kažkokio laiko, kada jinai yra jau iškepusi, tai visą laiką matuoju temperatūrą. Taip tikrai žinosiu, kad rezultatas yra geras ir karpiui reikia apie 60 laipsnių Celsijaus, kad viduj temperatūra pasiektų. Aš pagaliukus dėjau 3 kartus, tai praktiškai visą laiką, kol žuvis buvo kamade, jinai rūkinosi. Na ir kai jau temperatūra vidinė pasiekė 60 laipsnių Celsijaus, žuvį galima nuimti. Galima dar, aišku, pasidaryti kažkokių keptų bulvių kartu, bet šiuo atveju tiesiog paprašiau, kad būtų rūkinau vien tik tai žuvį. Ir tikrai labai skanu. Ir ne tik labai skanu, bet dar ir pakankamai greitai visas tas procesas įvyksta. Todėl tokie pjausniai labai tinka paprastai savaitės dienai. Kadangi kepiam daržoves ir rūkinom žuvį, tai anglių jau pamažėjo, tai reikėtų jų dabar pridėti, nes kitas kepimas bus ilgas. Darysim plėšytą kiaulieną, kuri kepa jau kokias 4-6 valandas ir reikia kantrybės. Pridėjus naujų anglių, jos pradeda šiek tiek rūkti, tai iš karto siūlyčiau nedėti maisto produktų. Tiesiog uždedam, šiuo atveju naudojam deflektorių, nes reikės ilgai palaikyti šilumą ir kad neprisviltų apačia. Tai aš netgi dėsiu 2 deflektorius, taip rekomenduočiau daryti, jeigu turit. Jeigu neturit deflektoriaus antro, tai gali būti naudojamas ir picos akmuo. Bet įdedam ir pamažu kaitinam, kad kamado temperatūra stabilizuotųsi ir paskui jau, kai viskas iššils, dėsim mėsą. Plėšytą kiaulieną galima daryti ir iš mentės, bet man labiau patinka sprandinė. Tai bet koks sprando gabalas turi riebalo ir tokiu atveju mėsa būna sultingesnė. Tai aš prieskoniuoju druska, pipirai, česnakai, pridedu šiek tiek čili dribsnių. Ir reikėtų palaikyti tą mėsą, kad jinai šiek tiek pasimarinuotų, nors galima kepti ir iš karto. Kam reikalingas antras deflektorius? Kadangi kamade didžioji dalis šilumos ateina iš apačios, tai ilgai kelias valandas kepant mėsą, rūkinant mėsą, gali pradėti svilti apačia. Ir jeigu dedam 2 deflektorius, tai temperatūra tiesiog yra žemesnė iš apačios ir daugiau kepa iš viršaus. Tai toks būdas labai pasiteisina.
Jeigu neturit antro deflektoriaus, tai galit naudoti ir picos akmenį arba galit bandyti kepti ir taip. Tiesiog visada rekomenduoju uždėti dar ir tą nulašėjimo indą, kuris irgi nuima dalį kaitros, netgi jeigu ir nedėsit antro deflektoriaus. Tai tokiu atveju tiesiog mėsa išliks sultingesnė ir mažiau sudžius. Na ir kadangi kamadas jau šyla kelias valandas, kepėm daržovės ir žuvį, tai kuo toliau, tuo labiau viskas įkaista ir tas atidarimas vis kiek tolygiai mažėja, tam, kad palaikyti 150 laipsnių temperatūrą. Kokio dydžio tas atidarimas priklauso nuo jūsų kepsninės, nuo temperatūros išorėje, lauke ir anglių ir kitų dalykų. Tai vieno recepto nėra. Kepant, rūkinant tokią mėsą, siūlyčiau laiks nuo laiko apversti, kad gautų dūmo iš abiejų pusių, nes iš apačios būdavo mažiau. Priklausomai nuo to, kiek norit rūkyto to skonio, galima įdėti pagaliukų kelis kartus. Labiau gal tinka šiuo atveju obelies mediena arba kažkokia kitokia, bet tinka ir alksnis. Rūkinant tokią mėsą žemesnė temperatūra netgi yra geriau negu aukštesnė, tik tai aišku, tokiu atveju daug ilgiau viskas gali užtrukti. Tai optimalu turbūt palaikyti iki 150, 140, 150 laipsnių. Kepimo rūkinimo metu siūlau mėsą pavartyti, taip jinai vienodai išsirūkins iš visų pusių. Ir rekomenduoju naudoti termometrą, matuoti temperatūrą. Kai temperatūra pasiekia apie 70 laipsnių Celsijaus, tai iš esmės baigėsi rūkinimosi procesas, daugiau jau to dūmo į vidų nebeįdėsit ir reikėtų perėti prie kito etapo. Tai kitas etapas yra kepimas folijoje, troškinimas. Ir ką rekomenduoju padaryti, tai nuimti tą nulašėjimo indą, išimti iš kamado, kad tiesiog nepritrauktų to kvapo, nesviltų toliau. Išėmus mėsą ją tiesiog dedam į foliją, aš dar pridedu šiuo atveju truputį sviesto, galite dėti arba nedėti, bet priklauso dar ir nuo mėsos riebumo. Tai kadangi ne pats riebiausias gabalas buvo, tai manau, kad tikrai nepakenks, bus sultingesnė mėsa. Vyniojant į foliją reikėtų dėti kelis sluoksnius arba turėti storesnę foliją, kuri yra specialiai griliui skirta. Šiuo atveju aš naudoju paprastą ploną foliją, tai dedu kelis sluoksnius. Na ir taip, suvyniojus mėsą dedam ją į kamadą ir kepam toliau, troškinam. Tai kiek tas procesas užtruks laiko, jau dabar priklauso nebe nuo temperatūros, o nuo to momento, kai jau mėsa suminkštėja ir lengvai prasiduria su tuo pačiu termometru ar kažkuo. Tai gali užtrukti trumpiau, gali užtrukti ilgiau, priklauso nuo mėsos, priklauso nuo kitų dalykų. Tai tiesiog reikia kantrybės. Plėšyta kiauliena yra vienas iš tų patiekalų, kur gaminimas užtrunka tiek, kiek jisai užtrunka. Ir tai yra vienas iš kamado tokių specifikų. Tai maistas yra iškepa tada, kai jisai iškepa. Viso kepimo metu palaikom tą pačią temperatūrą. Viduj kepsnio temperatūra turėtų pasiekti virš 92 laipsnių, tai turbūt 96-98, bet pagrindinis rodiklis tai kai termometras lengvai lenda tiesiog į mėsą ir tada jau galima ją ir nuimti. Nuėmus mėsą, ją tiesiog iš karto nelaukiant, kol atvės, reikėtų suplėšyti. Tai aš naudoju pirštinės dvigubas, tai medžiaginės pirštinės ir ant viršaus yra nitrilo pirštinės uždėtos tam, kad nebūtų karšta, galima tą daryti ir su šakute, bet daug greičiau ir patogiau yra daryti tiesiog rankomis, tik tai reikėtų dėti dviejas pirštinės. Šitame etape dar aišku galima būtų pridėti kažkokio padažo papildomai į mėsą, bet kadangi darėm bazinį tokį variantą, tai nieko daugiau nededu. Bet gavosi pakankamai sultinga mėsa, puikiai išsitroškinusi ir galima ją valgyti su burgerio bandelėm ar kažkokiais kitais dalykais. Na, užtruko gana ilgai, bet tikrai buvo verta. Skanaus ir iki kito karto.